Sveiki visi. Na, tikriausia visi ką tik pasižiūrėjote rezultatą ar žiūrėjote rungtynes ir matote, kad ketvirtfinalis su serbais nesusiklostė, bet nereikia nuleisti galvų, tai nėra blogiausia visų laikų rinktinė. Kaip buvo piešiama prieš čempionatą, vyrai kovojo iki galo, pervargo, aišku, ta psichologinė duobė, ar ten ne mūsų diena, jinai vis tiek kažkada turėjo įvykti, gaila, kad tai įvyko šiandien. Ketvirtfinaliai, kai lemiamas mačas prieš pusfinalius, bet vis tiek norėčiau padėkoti Lietuvos krepšinio rinktinei ir kiekvienam žaidėjui, treneriams ir visiems kitiems, kas prisidėjo prie rinktinės. Puikus čempionatas, geras emocijos. Aišku, šiek tiek liūdna, kad tas pralaimėjimas toks šiek tiek didesnis, bet viskas yra gerai, mes esam vis tiek visa širdimi su Lietuvos krepšinio rinktinė. Mes pasiekėm tai, ko niekas iš mūsų nesitikėjo. Krepšinis yra sportas, o sporte gali būti visko. Viena prastesnė diena, ar prieš Ameriką visa energija atiduota ir sekančios rungtynės paprastai būna tokios. Bet nereikia nusiminti, nereikia pergyventi, vis tiek mes patekom į olimpinę atranką. Niekas neprarasta, pasiekėm tikrai nemažai, už savęs palikom tokias komandas kaip Australija, Ispanija, pasaulio čempionus aplenkėm, Prancūzija, labai daug tų, kurios buvo statomos prieš pat čempionatą aukščiau mūsų ir tikėkimės, kad dar liko ten rungtynės kelios, ar su Italija, kaip ten dabar žais sekančias, tai pamatysim viską, kai dar neaišku, ten aišku, su kuo žais, dar neįvyko kiti ketvirtfinaliai. Bet tikriausiai vyks, nes įrašinėju šitą, tik dar net nesibaigus rungtynėms, -20 paskutinį kartą žiūrėjau, bet viskas gerai, aš esu laimingas, aš džiaugiuosi, kad teko stebėti žaidimą, pamatyti nuostabius dalykus, nuostabų žaidimą ir nieko čia neatsitiko, mes pasiekėm daugiau negu iš mūsų tikėjosi ir tikėkimės, kad visiems žaidėjams, kurie atidavė širdį už savo rinktinę, šis sezonas bus labai geras ir pilnas puikių emocijų, kad tiek asmeniniam gyvenime, tiek klubiniam krepšiniui bus viskas gerai ir gyvenimas tęsiasi, važiuojam toliau. Mes už Lietuvą.